Sveiki, poryt LT. Kalbėsime šiandieną apie ausines. Vėl apie ausines, labai svarbus reikalingas daiktas. Aišku, tai yra labai priklauso nuo vartojimo scenarijų. Vienos ausinės, kaip tas, kurias dabar nusimsiu, Planteornico Legend, yra laisvų rankų įrangos daiktas, nors galima juo klausytis ir muzikos. Bet šiandieną kalbėsiu apie kitas ausines, kurios skirtos klausytis muzikai namuose. Aš kaip tik dalyvavau Sony Z3 pristatyme Lietuvoje, ten buvo pristatoma keletą prietaisų ir Sony nepraleido progos pristatyti ir savo ausines. Greta pristatomų ausinių labai nudžiugau pamatęs ausines, kurios esu įsigijęs jau daugiau negu geras pusmetis. Tai yra BTN 200, va štai šitos ausinės. Jos yra ant ausų užsidedamos ausinės, bluetoothinės, su NFC, perinimu, kainuoja apie 250 litų. Jas naudoju su didžiuliu džiaugsmu ir galiu pasakyti, kad tai yra rekordininkas, ką man teko matyti pagal baterijos laikymo laiką. Negana to, kad jos gana gerai skamba, sodriai skamba, žemi yra masyvūs, geri žemi. Paprastai kaip tik su žemais dažniais ausinėse ir yra problema. Tai baterija pagal techninius duomenis turėtų tarnauti 40 valandų. Taip ir yra. Iš tikrųjų, per šitą laikotarpį man jos išsikrovė vos keletą kartų ir po to teko pakrauti. Tai yra labai ilgas tarnavimo laikas iš tikrųjų ir jos be abejo tarnauja, kaip ir priklauso tokiom daiktų ir kaip garnitūra. Tai yra galima kalbėti telefonu su jomis, turi irgi valdymo elementus ant savo korpuso ir yra labai patogu. Aišku, viena, kad šitas prietaisas dirba su vienu prietaisu, kaip ir Samsungo ausinės, kurias buvau pristatęs anksčiau. Šitos ausinės yra kitos klasės negu štai šitos. Jos yra premium klasės, bet to turi noise reductioną. Šitos ausinės man paliko labai didelį įspūdį. Šitų ausinių be abejo Sony pristatyme nebuvo. Bet buvo štai šitos ausinės, kurių vardan aš čia išdėliojau ir mobiliuosius įrengimus tam, kad pademonstruoti. Jos štai yra tokiu būdu įpakuotos, įsukandintos. Aš patingėjau paslėpti laidukus, tai laidukai yra prijungti. Šitos ausinės yra ne bluetoothinės, jų komplektacija yra štai toks maišelis. Va štai toks maišelis labai geras jom nešioti. Na, šitas Sony ausinės, kurios vadinasi MDR1A DAC, va štai šitos ausinės. Jos yra premium klasės, visos metalinės, gana sunkios, nors užsidėjus ant galvos to nejauti. Ir čia yra minkšta, netgi minkščiau negu čia. Manau, kad tai irgi yra, jeigu čia yra oda, tai čia manau, kad yra odos pakaitalas arba oda, sunku pasakyti va taip, neišdraskius. Bet kokiu atveju šitos ausinės yra skirtos klausytis muzikai, su jomis kalbėti telefonu jau nebepasiseks. Ir štai koks kabelis pakrovimui naudojamas paprastas micro USB kabelis. Štai šitą jungtį jungiasi pakrovėjas, čia toks taurus auksinis apvadas ir auksinis lizdas, kuris išduoda, kad Sony pretenduoja su šitomis ausinėmis į premium klasę, o štai šitas toks micro USB ir dar vienas kreipiančioji. Tai čia jungiasi kabelis ir aš pradėjau testuoti šitas ausines su iPadu. Kodėl šitos ausinės pasikrauna ir įsijungia maitinimas juose? Dėl to, kad per šitą kabelį
į ausines patenka skaitmeninis signalas. Ir stiprintuvas, ausinių stiprintuvas, kuris tiekia garsą garsiakalbiams, jau yra pačiose ausinėse. Tai atlikus ausinės iš tikrųjų pasiekė labai gerą efektą. Maždaug panašiai, kaip aš girdėjau su atskiru ausinių stiprintuvu ausinės Vokietijos IFOje, lygiai taip pat ir šitose garsas yra, fantastiškas. Neturint tų dviejų ausinių, jas sunku palyginti, bet kokiu atveju pasiekti tokį garsą, prijungiant tiesiog prie ausinių išėjimo kompiuteryje arba mobiliam telefone, greičiausiai nepasisektų. Garsas ypatingai sodrus ir skaidrus tuo pat metu. Visas išpildymas šito ausinių yra irgi premium, lygiai specialiai paėmėm Samsungo dėl to, kad tai vienas iš labiausiai kokybiškai pagamintų ausinių, kurias man teko čiupinėti. Čia yra irgi metalas štai šitose vietose. Užsidėjus tas minkštumas štai šitų uždėklų ant ausų duoda ypatingą pojūtį, kad užsidėjai iš tikrųjų labai malonų ant galvos patogiai įsitaisantį prietaisą. Ir skamba, iš tikrųjų labai gerai. Nuo reguliuojant garsumą ant iPado, jisai man čia nesireguliavo. Garso reguliavimui yra specialus, gana sunkiai besisukantis ratukas, kuris reguliuoja stiprintuvą, kuris yra čia. Ir man labai patiko šitas skambėjimas. Tiesą pasakius, po to prijungiau prie androidinio telefono, prie naujojo Note 4, tai su jau USB, mikro USB laidu, kuris baigėsi tokiu pat, čia įjungęs. Man tik tais padirbėjus kokią minutę su ekvalaizeriu ir power ampo grotuvų pasisekė pasiekti panašų skambesį, kurį aš gavau natūraliai iš iPado. Ir dėl to galėčiau pagirti iš tikrųjų ne veltui Apple gaminius taip mėgsta profesionalūs muzikantai ir naudoja joms savo kūryboje natoms atvaizduoti koncertų metu. Tai labai visiems rekomenduočiau išbandyti šitą įspūdį kokybiško garso. Man aišku labai gaila, kad jos nėra bluetoothinės, labai malonu ir patogu turėti bevėlių sprendimus, bet garsas šitas, kurį aš išgirdau, tikrai atperka. Taip kad, štai tokios Sony ausinės, su kuriamis susipažinau prezentacijos Sony Z3 pristatymo metu. Iki kitų pasimatymų Poryt LT. That's right. That's right.